Sveiki visi, tai šiandien sugalvojau padaryti jums video apie šitą Žemaitijos miestelį pavadinimu Kvėdarna. Sugalvojau šiandien jums parodyti, kaip atrodo tas Žemaitijos miestelis Kvėdarna. Priekyje dešinėje pusėje matote pieno surinkimo punktą Pieninė. Čia dabar įsikūręs Žemaitijos pienas. Iš karto už Pieninės yra Aibė maisto prekių parduotuvė, o už jos po dešinę matote turgavietę. Iš karto už turgavietės yra Kvėdarnos seniūnija, man po dešinę pusę. Štai čia priekyje matote Kvėdarnos seniūniją. Dabar važiuojam link gyvenamo rajono pavadinimu MTS arba MSV. Daugelis jį taip vadina. O kodėl taip vadina, aš net pats nežinau, iš kur kilas toks pavadinimas MTS. Priekyje matote Kvėdarnos vaikų darželį Saulutė. Kairę pusę matote ambulatoriją buvusią. Dabar čia yra įsikūrus siuvykla, manikiūras ir tatų salonas. Priekyje yra kapinės, kaip matote tiesiai. Važiuosime į pagrindinė Kvėdarnos gatvė, po dešinė matote statybinės ūkinės prekės, po kairę pusę kebabai Kvėdarnos. Kvėdarna nesilieka nuo kitų kaimų, nes čia kebabai yra. Matote, man dešinėje pusė Kvėdarnos miestelio bažnyčia. Dabar kaip tik skambina varpais. Važiuojant tiesiai nuo bažnyčios yra ženklas 2 km Padievaičio piliakalnis. Link kurio mes dabar ir važiuojam. Važiuojant tiesiai nuo bažnyčios link piliakalnio, kairę pusę matysit, matosi Kvėdarnos mokykla. Važiuojam, pažiūrėk, kaip atrodo mokykla.
Piliakalnį, jei kada važiuosite, būkite atsargūs, nes čia jie nuo kalnė labai stati ir pavojinga. Bet Piliakalnis yra gražus. Bent jau man Kvėdanos miestelį, nes Piliakalnis yra vienas iš lankytinų objektų Kvėdanos miestelį. Atvykę prie Padievaičių piliakalnio siūlau nueiti ir pereiti per Beždžionių tiltą, kuris eina per Jūros upę. Toliau jau neisim, nes čia miškai, krūmai apžėlę. Einam toliau atgal. Tiltą galime eiti link Piliakalnio. Pažiūrėti, kaip tas Piliakalnis atrodo. Nu ką, bandom į Piliakalnį. Užlipę ant Piliakalnio, štai tokia graži panorama atsiveria. Prie Piliakalnio, čia tiesiai matote, teka upėje Jūra. Tai va toks trumpas informatyvus video apie Kvėdanos miestelį. Jeigu patiko, paspausk laiką, parašyk komentarą ir pasidalink su draugais.